Lietuvos valdžia dabar šią savaitę paskutinis terminas pagal įstatymą biudžetą pateikti. Tai muilo operas darome su Žemaitaičiu. Čia muilo opera yra svarbiau. Kas yra svarbu muilo operoj? Žmonės, kad įsijaustų. Kad vienus palaiko, kitus palaiko, įsijauskite. O jeigu jūs įsijaučia, jūs emociškai dalyvaujate. Ir tada sekančiose rinkimuose jūs balsuosit pagal savo emocinį įsijautimą. O 85% ir balsuoja pagal emociją. Tai muilo opera reikalinga toliau mūsų valdantiesiems, kad kvailintų Lietuvos žmonės. Ir tada nieks nekelia klausimą, o kodėl dabar jau 7 milijardus per 1 metus pasiskolinsim. Tai žmonių nukvailinimo laipsnis yra didelis. Slava Ukrainai. Aš sakau, nuomonė šitas aukštas ir gražus. Tai pasakyti aš galiu, ar ne? O nuomonė, manau, kad tai yra išdavikas, aš taip negaliu pasakyti. Jis Lietuvos žmonėm buvo geriausias ir nes bučiavo Ukrainos vėliavą. Nes taip galima. Ir mes per balsavimą parodėm savo poziciją, kad mes sutinkam su šitom sąlygom. Vat tas man yra graudžiausia. Mes neturim savigarbos. Ir man asmeniškai gėda, kai Lietuvos prezidentas, nepabučiavęs Lietuvos vėliavos, bučiuoja Ukrainos vėliavą. Aš pacitavau senąjį Landsbergį, kai jisai reabilitavo Hitlerį. Hitlerininkų mintys apie žydus čia nublanktų. Vasario 16 dieną iš balkonėlio jis pasakė, kokia padėtis yra Rusijoje. Ir pasakė, beveik čia citata, kad hitlerininkų mintis apie žydus 6 milijonus nužudė. Čia nublanktų. Dabar Rusijoje yra blogiau negu Hitlerio laikais žydų atžvilgiu. Tai Hitleris ne pats blogiausias vyrukas. Ir kaip žmonėjai išsprūsti iš tos velniavos, kaip sustabdyti agresyvųjį rusofašizmą, nutraukti žmogėdrų karą prieš žmonės, jų miestų išgriovimą ir totalinį žudymą, net pasimėgaujant. Kaip sustabdyti, kai žmogėdros toliau dalyvauja tarptautinėse žmonių organizacijose, kurias tolydžio laisto melo srūtomis. Priedo senasis Landsbergis pasakė, kad žmonės negyvena Rusijoje. Tai yra žmogėdrų šalis. Žmogėdros tenai. Kol žmogėdros neateis ir nesuės visko. Puikiai, nesgi žinote, jeigu ne Landsbergis, tai Sąjūdžio nebūtų. Tai tų vardų buvo ne vienas, bet taip pasidarė, taip mano likimas jau lėmė, kad aš buvau eksponuojamas. O Landsbergis tai sukūrė Lietuvą. Mes visi tą Lietuvą kūrėme. Pasakyti teisybę negalima. Pasakyti teisybę, pasakysi teisybę ir būsi apkaltintas, kad tu padarei kažką negerai. O tokių aš prisiklausęs, tokių, sakyčiau, liberalių arba taikos balandžių demagogijos. Tai tokios demagogijos bus ir dabar. Vaitkus, matot, parodė, kokie ten žmonės su savo šitu vojažu į Baltarusiją. Kandidatas į prezidentus ir jau visi pasisakymai tokie, susidarė įspūdis, kad žmogus tikrai dirba Kremliui. Mano tokia nuomonė, kad jis dirba Rusijai. Nes iš tiesų pabėgti į represinę šalį, kur šitiek daug opozicijos atstovų yra įkalintų, tūkstančiai tiesiog, tai aš
kitos nuomonės tikrai negaliu turėti, tik tais, kad veikia prieš Lietuvą. Janutinės laidoje Vaitkus pabėgo į Baltarusiją. Kam reikalinga tokia formuluotė? Tam, kad suformuoti nuomonę. Tam, kad suformuoti. Mokytoja Astra, profesoriau, ar dalyvausit ten jos mitinge? O dabar Edikas. Dabar jau jinai mane Ediku vadina. Edikas? Nu kaip, Eduard Vaitkovič, reikia jau pakeisti ir pavardę. Ir kad būtų ant ko jau nulieti, jau taip nukreipti į šalį. Tai gerai, kad pasirodote. Tai propagandai galima ką nori. Vat juoda spalva. Viskas, liūdna. Propagandai panaudosiu. Arba galima į priešingą pusę panaudoti. Tai propagandai nereikia įrodymų.